Sveikučiai, matot, aš vėl su nauja lėle. Na tai, ne, aš tikrai neperku kiekvieną dieną. Aš tiesiog pirkau neferent. Tai mano mama sesė irgi nupirko lėlę, šią dabar galėsiu uždėti. Taigi, pradėkim nuo pakuotės, kaip visada. Taigi, prašau pasakyti, čia aš mineralą. Taigi, tai matote, šitas kompaktas, tenai parašyta, jau skaitė. Čia jau propaguoti matosi kėklas, jeigu žinot, šono yra tik permatoma, tik tai sėklo šeštukas. Gale yra dešvalą. Žiauriai virti man žiauriai patinka kėlunelį. Tai taip pat šitą Drakulos dukra. Ir kad jis tipo nekant čia pabudė neparašyta. Aš Laura, tai jūs ištraukai ją išpakuoti. Taigi, dalykas turi, tai yra stovas. Žinot, kad dauguma, bet nesakėlės. Jis yra žiauriai nerealus. Taigi, čia yra toks kamuolys, čia tokia grandinė. Ir čia, matot, labai žemai nenusileidžia, čia yra tas šalis skraidimai. Jis tiek pasikelia, tiek nusileidžia. Na, šį galima visai. Ir va, tai labai fainai. Ir dar yra šitas, kurios viskas kaip lenktos. Ir viskas kaip arnas. Čia per didelis mato, bet jis yra permatomas. Tai yra žiauriai fainai. Taigi, tai čia tokios jos kaip supintos yra. Nu tai va, tai dabar pereikim prie pačios lėlės. Ji yra nei paprastai nuostabi, nei paprastai. Taigi vienintelis dalykas ir jos, man vienintelis dalykas, kuris nepatinka, tai yra šitie. Tokie, kaip atsiprašant, kaliošai. Upsi. Tai kaip matot, šį truputį skraido, aišku, čia nelabai pavyko padaryti, bet, nu, žodžiu, jis skraido. Taigi štai turi tokią mažą juostelę. Jos plaukai pagrinde yra rožiniai. Jos, kaip žinot, per filmuką jie yra juodi su rožiniam juostelėm. Tai taip, matot jos dantukai, sidabrinė širdelė yra. Virš akių padažyta rožiniai ir jos antakiai, nekis yra auksiniai, bet dar jos veidas blizga. Tai dar vienas toks neįprastas dalykas, jos akys yra rožinės. Tai yra ne tai, kad ten, šiaip ten rožinės, bet kaip jos visas rožinės. Bet žiauriai gražiai šviesiai. Taip, turi tokį dalyką, nu, jo bent nenumėsiu, jis atrodo beveik taip pat ir aš jo ir bejo. Turi tokią plėvelę, kuri atrodo kaip šikšnosparnio sparnai. Jos suknelė yra tarsi varatinkliukai kokie nors ir jos mašta apyrankė vienintelė, kurią jį turi. Yra tarsi tokių smėlių laikrodžių. Ir apsukim ją. Taigi iš nugaros jį nešioja tą pačią suknelę, viskas taip pat. Ta grandinės ant galo yra tokie kaip šikšnosparniai ir širdelė. Širdelė su šikšnosparnės sparnais. Taip labai įdomi, šiaip žiauriai graži. Ji nėra aukšto labai ūgio. Nu, bet už Twailą aukštesnė. Taigi taip, taigi ji tikrai nuostabi lėlė. Labai graži. Graži. Ir, nu, daugiau neturiu ką pasakyti. Taigi, tai viskas yra. Tikiuosi jums patiko šis video. Su jumis buvau aš Mineralą. Ir iki kito video. Pasiūlykit kokių man video kurt, nežinau apie ką kurt. Nu, gal kažkas šiausiai galvoja, bet
kol kas nežinau. Tai iki kito karto.